Nu ką, gaminam. Po viso atostogų svarbiausia dalis yra grįžti į režimą, skaniai grįžti į režimą, kaistam kaitlentę, jautienos šmotas, naujas būdas kept popierių, nereikia nieko valyti. Majestic. Susisuki, žvinioji, įdedi, pamiršti, bet neužmiršti, kad viskas nesudegtų. Tai dar įsikepsiu papildomai 5 kiaušinius ir jau kadangi salotos nebe medinės, bet jau esu pasidaręs, tą patį valgiau ryte, agurkas, avokadas, salota, pomidoras, pipiriai, citrina, druska. Tai viskas ant to ir važiuoja. Toksai planelis dabar. Tai viską, ką darysiu, šiandien aptarsiu, kas čia pasisekė čiampė, kas ne, kokie planai toliau ir ką darysim toliau, ar kažką reikia daryti toliau, ar ne. Tai ir jūs kartu pakomentuosit. Va, su popieriu dabar labai paprasta. Bam, uždarai, pamiršti, nors dar nėra pilnai kait. Kol va, kepa vargšas jautukas, įjungsim režimą, bandysim prisijungti ir aptarsim čiampą. Čia visi bus skaičiukai, kas gavosi, kas nesigavo, ką galima patobulinti. Tai kas čia gavosi? Pritupimai. Iš tikrųjų nebuvo taip, kaip norėjosi. Naktį prieš kažkaip visą šeštadienį praleidau varžybose. Išėjęs į gryną orą pasijaučiau blogiau, bet permečiau gavosi svorio, dehidratavau galbūt biškį, bet bendrai visai tas rezultatas tenkina. Tai pirmas bandymas dukiam, po tų visų savo nesėkmingų praeitų metų bandymų, vis tiek pirmas bandymas jisai toksai įdomus yra, bet užtikrintai, net spoteris juokėsi, kad šį kartą padėti nereikėjo. Aišku, ką esu patenkintas, kad gylis geras, greitis geras, šitos dalykus reikės pernešti vėliau. Liūdnos yra naujienos, kur aš jas galėjau padėti. Radau šitie ankeliai jau nuo ten rugpjūčio kažkelintos dienos yra draudžiami APF. Tai aš turiu A7 rigor mortis 2XL ir Inzerius L XL. Tai liūdna tai, kad teks jos parduoti už brangiai pirktus ir pereiti prie SBD. Ar čia yra monotonija ar ne? Neaišku, kodėl jos užblokuoja, nes taip pat yra neoprenas. Ne neoprenas, o labai panašiau primena guma. Nors jeigu kaip tu čia jos bečiupinėtum, tikrai nesijaučia, kad čia būtų guma, o yra neoprenas. Nu, bet tyrimai yra tyrimai ir reikės pereiti prie SBD. Inzerius naudojau L ir XL. Tai manau, blogiau nuo to nebus, o bus kaip tik įdomiau, jeigu pataikysiu su SBD ankeliais. Tai tikslas SBD ankelius pasiimti mažesnius ir bus Majestic. Šiaip turiu dar 2 SBD, bet jie yra nekietėjo minkšti ir aš jų dydžių neatsimenu. Tai gali būti, kad Elas greičiausiai ir jie yra panašiai apspausti, tik tais aš buvau pasirinkęs šitos, nes jie yra ganėtinai platus. O taip yra lengviau prakišti pro blauzdą, bet tikrai dar galėdavau pasirinkti mažesnius negu Elus, kad įsispausti juos, įsigrūsti ir pritupimo apačioje labiau padėtų. Kitas bandymas yra dupiam. Tai dupiam visai patiko. Irgi gylis geras, greitis geras, viršui matom, kad biškį stojam, bet Majestic spoterį ir vėl nereikėjo padėti. Jo, rinkausi nebe dupiam 5, rinkausi dupiam ir asmeninį rekordą pasigerinau 5 kg šitoj kategorijai. Tai skvotais esu labai patenkintas, nes 3 iš 3 bandymų ir jie visai be krešų visur. Jo, pašūkau biškį, pereikim prie liūdnesnės temos. Spaudimo. Tai atsidariau 105 kg,
pakankamai dar taip siaurai irgi spaudžiu, bet tą dieną atrodė pauzės yra kosmiškai ilgos. Tai turbūt čia atitinka jau visus maksimaliai paskutinius standartus. Tai atrodė, kad ten, nežinau, iki 4, 5, 6 būčiau spėjęs suskaičiuoti, kai džymė skaičiuoja iki 3, tai tas greitas skaičiavimas ten tikrai nepridėjo motyvacijos. Matosi, kad viršų vis tiek yra sunku, mano amplitudė gana didelė, rankos ilgos. Ir tada nešokau nesąmonės ir šokau į 175, kad labai neatsilikti. Ir 175 jau matosi, kad per dešinę pusę išspaudžiu ir po to išsilyginau. Jau jaučiau kažkaip, kad atrodo, kad čia bus kiek yra maksimum. Kitas niuansas 180 nuo lift. Tai matosi, kad krūtinė vis tiek yra stiprioji dalis ir tricepse reikėtų labai stipriai. Pečiai tricepsas, tas vidurių, viršus po to dar liūdniau būtų. Tai toks ir bus planas spaudimui. Biškį, jeigu pasimčiau plačiau kaip anksčiau, tai tikrai būtų mažesnė amplitudė ir žymiai lengviau spaust. Bet man jo petis liūdna, reikia įsaugot. Dabar visiškai buvau patenkintas, nes per visą tą pasiruošimą nei kiek neskudėjo pečių. Tai, nei kiek, tai minimaliai. O dabar va čia porą turėjau treniruočių jau po varžybų spaudimo. Tai plačiau pasiėmiau, tai va jau girgžda. Tai va taip ir yra. Tikrinu jautieną. Kepam kiaušinius 4. Aukščiuose nedidelį, galima 5. 1. Vėl ne tą jungiau šitas. O 1, 2, 3. Va, čia kai 1 skaitysis. Tai galim sakyti 4, ne 5. O. Tai atrodo tvirtesni. Jeigu Velykom, tai muš per šituos reikėtų tikrai. Nu ką, svarbu dabar kiaušinių irgi nesudeginti. Biški druskos, biški garlic and pepper ir ramu. Tai išsikeps ir važiuojam toliau. Tai antras etapas baigtas, 3 deadliftai. Tai deadliftuose nėra dabar mano tokia stiprioji dalis, nėra kad baisiai treniruočiau, bet jų neapleidau. Bet vis tiek darydavau, bet ne tiek, kiek reikėtų. Saugau nugarą, tai viskas bendrai labai patenkintas, tai jau nusprendžiau pasikeisti ne su 2,5 DPM atsidarinėti, o 2,70. Tas pasiteisino, šokau per 15. Matosi, dabar dugnas yra žiauriai pagerėjęs, o čia man buvo parčioji dalis dugnos, tai deficitas jisai žiauriai atsimušė ir dabar ties viduriu, tai hamstringai stoja, matos. Tai 2,85 irgi įveikiau, tai 2,85 pasigerinau 5 kg šitą kategoriją deadliftą. Ir jau jaučiu, kad čia bus labai sudėtingas toliau bandymas. Tai vat, 3 paskutinių bandymų kėliau 2,90 ir ties keliai sustrigo. Kad reikės pastiprinti hamstringus. Gal netgi su pauzėm deadliftus padarinėti irgi daugiau. Tai kaip ir bendras visas pasiruošimas jisai žiauriai patiko. Tai surinkau 720, to užteko 3 vietai 105 kategorijai, įsivykdžiau meistro normatyvą. Meistro normatyvas yra 695. Tai palyginus su tolimesniais irgi
varžovais, tai jie buvo labai stiprus, bet viskas buvo skanu ir labai pasiruošimas patiko. Jeigu tikrinant dar taip rimčiau, tai pasižiūriu. Tai asmeninį rekordą pasigerinau 5 kg totalų. Tai kitas žingsnis vis tiek yra elitas, tai iki elito trūksta 50 kg, tai kosmosas, tai kiti sertifikatai labai negreitai žada. Bet tokiu atveju norėčiau štangos spaudimą pasigerinti iki 190, užtektų meistro klasikiniam spaudimui, tai yra rovui. Tai daug namų darbų yra. Kalbant apie štangos spaudimą, tai gegužės pabaigoje jisai bus, reikia ruoštis, tai kaip ir nieko labai iš to nesitikiu, bet tiesiog noriu sudalyvauti, kad pagal tos visus reglamentus atitiktų spaudimas. Tos žiauriai ilgos, liūdnos pauzės, jos turi savo niuansus ir tikrai varžybose yra žymiai sunkiau pasispausti negu kažkur čia namuose. Tai planas toks ir yra. Jo, o kitas planas, greičiausiai dabar eis nauji epizodai, tai ruošias rugsėjų trikoviai iki 93 kg. Tai imsim naujus epizodus, sugalvosiu jos pavadinimus ir sugalvosiu struktūrą. Galbūt ką jūs norit pamatyti, nes mesiu svorį, dabar sveriu apie 110. Tai bent jau pirmas toks aspektas yra po visų atostogų, meilės rankenos kabo. Čia ne iš blogo gyvenimo, taip jau būna. Visko nepimsi, bet daug ką gali suvalgyti. Tai vat. Tai ką norėtumėt pamatyti arba Q&A netgi pirmam video, tai rodysiu prieš ir po visą laiką niuansus, kas savaitę nepažadu, bet ganėtinai dažnai. Tai vis tiek iki rugsėjo tos 13 visi tie etapai eis ir žiūrėsim, kaip seksis, dar turiu ir atostogų, dar kažkur išvažiuosiu, tai tie visi komentarai, ką daryti, ką tokiu metu, ar piknaudžiauti, nepiknaudžiauti, irgi aptarsiu. Tai iš tikrųjų, ką norėtume pamatyti video, tai dar bent jau 10 epizodų kažkokių naujų bandysiu sukurti ir norėčiau sukurti, bet jeigu jūs kažką norėtumėt pamatyti arba, pavyzdžiui, kažkas jums įdomu būtų, drąsiai parašykit komentaruose ir pačiam pirmam video atsakysiu į jūsų visų Q&A'us. Tai bet koks klausimas, jis yra geras klausimas. Na, aišku, tik tais ne apie triusikus ir apie konis, bet jeigu paklausit, tai gal ir atsakysiu į tai. Tai tiek. Greičiausiai maistas yra dan ir dėliosimės. Tai nauji epizodai, bandysiu sudėlioti struktūrą, pažiūrėti, į kurią čia pusę važiuojam, koks planas, išlaikyti svorį, tai yra jėgos svorį, ir mest kūno riebalus nesmarkiai. Tai štangos spaudime vis tiek norėčiau sverti apie 100 kg, jisai bus gegužės pabaigoje, tai dabar labai svarbu svorio nepermest, nestriktuoti, nedaryti kažkokio kardio. Neplanuoju kažko labai tokio, o jeigu planuoju, tai jums papasakosiu ir kaip ką darysiu, irgi papasakosiu. Kas čia dar? Linksmoji dalis. Jau bus sunkiausia ne treniruotės, o sudirbti su čia. Tai maistelis. Jautiena, 5 kiaušiniai, daržovės, išsijungiu kolektyvas, pavalgysiu, žiūrėsiu anime šį kartą suaugusiam. Reikia iš kažkur pasisemti jėgos, motyvacijos, kad kažką padaryti. Tai spėkit, ką bandysiu žiūrėti, bet esmė kartu. Tai ką, iki naujo starto, naujo epizodo. Vamos, samoplaja, na. Kur tas mano dėkliukas, kur išjungti,
Kamerytę. Radau. Nu ką, grįžtam po atostogų į sportus. Tai šitas epizodas bus toks visiškas varžybų recapas, pažiūrėsim kaip kas gavosi, o dabar 4 savaitės geras spaudimo pasiruošimui. Tai pauzės buvo tenais čempio kosmiškai ilgos, tai ant to bandysim treniruotės, pečiai tricka lagina, tai programa pagal tą yra susidėliota. Tai ką, važiuojam, šylom. Nes pirmą kartą buvo žiauriai ilgos, jau atrodo, kad aš pasiruošimų užlaikinėdavau, nežinau, 3 sekundės, o varžybose atrodė, kad spėčiau suskaičiuoti iki 6. Tai dabar competitiono spaudimas jisai bus ilgesnis, pabandyti užlaikyti tikrai tokias 3 ilgas nuobodžias sekundės ir ant to pabandyti sužaisti. Tai spaudimas nėra mano stiprioji dalis, būtų gerai pabandyti bent per pirštą jau plačiau spaust, bet pečiam nėra labai gerai. Nors šiaip po čiampo viso, taip pagrindinio to peties, kuris buvo dislokuotas dešinio, nelabai skaudėjo, o kairys jisai neliūdi, bet kažkaip kabina. Greičiausiai bandydavau jį kompensuoti, tai dabar už tai turiu ir pasiekmes. 100 gram, 3 kartai. Paskutinis apšilimas 100 kem. Pabandysiu išlaikyti 3 sekundės ir tada spaust. Jo, visiškai pasikeisiu strategiją. Dabar pabandysiu jau ir pečiam spaudimą įsidėti. Pažiūrėsiu, kaip jaučiasi pečiai, tikiuosi nesubėrės. Ir turėtų pakelti spaudimą. Neįsivaizduoju, kiek dabar sveriu. Varysiu čiampą, jaučiu spaudimo iki 105. Tai 107 norėčiau pradėti. Ir tada jau kaip bus. Vis tiek pabandysiu 108, bet greičiausiai, kad taip lengva nebus, nes biškai dabar norėčiau nusimesti svorio. Ultra sunkiai, dar užkabinau stovą, bet į tą pusę. Biški dar jaučiuosi nepratęs, savaitę turėjau pertrauką, tai įsivažiuosim. Pabandysim šiandien 100 spam spausim. Jo, po tos pauzės dar gana keistai jaučiasi. Jaučiu, tiek bandysiu spaus biški siauriau, kad labai nepavestų spaudimas ir būtų stabiliau, nes nesinori, kad tie pečiai jaustų. Tai visas pasirašymas prieš tai Lietuvos šampai buvo visai nieko. Kai praspaudžiau siauriai, praktiškai pečių neskaudėjo, tai esu labai patenkintas. Ir va dabar jau per pirštą plačiau pasiėmęs, jau man biški kabina petį. Tai bandysiu spausti siaurai, jaučiu greičiau galėsiu nuleisti, tik tas paleidimo taškas jisai bus biškiai aukštesnis ir bandysim ant to išgyventi. Važiuojam 100 pem, 3 kartai.
ultra sunkiai. Žoskai sunkiai, jaučiasi 100 pam. Pabandysiu dar kokias 2 serijas po 3. Bet dabar jau žinosiu atspirties tašką, maždaug kur esu ir į kurią pusę važiuoti. Mankštulė. Važiuojam. Trečia serija, tai kol kas visiškai mišios, maždaug 100 pam ir bus atspirties taškas, nuo ko pradėti. Paskutinis ir po to tik tais lengvai svoriais dirbsim kitas savaites. Davai. Trūkų žvadžių, vėl už pradžių. Pietukai. Spaudimas krūtiniai nėra vapšė. Tai dabar bandysim pradėti su pečiam spaudimu nuo 0. Važiuojam. Pradžia. Ojojoj, kaip yra reikalų. 7-5. Važiuojam. Dar bent porą setų reikia padaryti. Nuo pečių iki alkūnės easy work. Tai matosi pačiam viršui tricką, kur užbaigia darbą, pati sunkiausia dalis yra, tai radom klyčio spaudimą, ties jo ir dirbsim. Bet žoskai sunku. Po ilgos pauzės vėl paim štangą spaudimo pečiams, buvau pripratęs prie hantelių, ten yra mažesnė amplitudė, žymiai lengviau, čia yra pilna amplitudė ir viršui yra žoskai sunku. Tai bus ties kom padirbėti visą vasarą. Ketvirta serija 7-5, sunkiausias spaudimas pečiam ever, bet po pertraukos nėra ko norėti, neįsivaizduoju, kaip aš anksčiau bandydavau 109. Ir dabar vėl startas toksai nuo 0. Aišku, po traumos pirmas kartas tų tokių spaudimų, siauresnis ir manau, kad persineš visai neblogai spaudimą. Tai žiūrėsim, kur čia tas nuves, bet manau, įsijudinsim ir bus visai majestic. Dar po to lieka padaryti nugarytę ir tricką. Važiuojam.
skaniai ir žoskiai sunkiai. Pati istorija, stipri nugara, stiprus galas pečių, stiprus spaudimas, saugi nugara. Vamos. Galima biškiau aukščiau pasikelt. Čia. Svoris pats tas. Žiauriai lengvas takas, čia nėra tiek kilogramų, ties pusę gaunasi, tai 15 repsų lengvai, bet čia ne 5 kilų, visi tie su kalibravimu žiauriai palengvina. Paskutinis setas, šiandien baigiam, labai sunkiai pradžia spaudimo.